Ohayo gozaimasu. Tai yra perdaryta 19 pamoka. Jeigu ją seniau matėt, jos žiūrėti tikrai nebūtina. Kas naujo perdarytoje pamokoje? Tai iš naujo persakyti japoniški sakiniai, pakoreguotas tarimas ir sakinių intonacija. Jūs jau turėtumėt mokėti štai šiuos veiksmažodžius bei dvi jų formas – žodyno formą ir mandagią formą. Jeigu jų dar nemokate, ši pamoka jums gali pasirodyti per daug sunki ir neįdomi. Todėl visų pirma išmokite juos, o po to žiūrėkite šią pamoką. Šiandien mokysimės apie dalelytę o, kaip ir kada ji yra naudojama, bei su ja sudarysime trumpus sakinius. Na tai pradėkime. Hajimemashou. Ženklas o yra vienintelis hiraganos ženklas, kurio nėra nė viename japoniškame žodyje. Jis yra naudojamas tik kaip dalelytė ir yra rašomas prie tam tikrų žodžių. Ženklą o reikia tarti ne kaip o kaip raidę o, bet W raidė vis vien šiek tiek turi girdėtis. Kaip tai reikėtų suprasti? Pažiūrėkime į štai šį pavyzdinį sakinį. Pasiklausykit, kaip aš jį tariu ir galbūt bus aišku, kaip reikia ištarti šią dalelytę. Ringo taberu. Ringo taberu. Šios dalelytės tarimas yra tarsi žodžio ringo pratęsimas. Ringo taberu. Ringo taberu. Atkreipkite dėmesį, kad aš nesakau ringo o taberiu, arba ringo vo taberiu, arba ringo wo taberiu. Na gerai, išverskime šitą sakinį. Jis galėtų būti išverčiamas kaip valgyti obuolius. Šį sakinį galime sakyti kalbėdami įprasta kalbėjimo forma. Tai yra kalbėdami su draugais, su šeimos nariais. O jeigu norėtumėm kalbėti mandagiai, pavyzdžiui, su nepažįstamaisiais, tai sakinys bus kitoks. Ringo tabemasu. Ringo tabemasu. Mandagaus sakinio lietuviškas vertimas bus lygiai toks pat, kokį matote – valgyti obuolius. Na gerai, tai kam šiame sakinyje yra reikalinga dalelytė o? Lietuvių kalboje, kaip matot, nėra jokių dalelyčių, yra tik du žodžiai – valgyti obuolius ir viskas. Ką ta dalelytė iš viso čia veikia ir ką jį reiškia? Tuoj viską išsiaiškinsim. Dalelytė o yra naudojama tada, kai yra kalbama apie objektą, su kuriuo yra atliekamas koks nors veiksmas. Visų pirma, kas yra objektas? Pavyzdžiui, obuolys. Taigi, kai mes sakome, kad kažką darome su obuoliu, kažkokį tai veiksmą, tai mes naudosime dalelytę o. Kokį veiksmą galime atlikti su obuoliu? Pavyzdžiui, mes obuolį galime valgyti, arba obuolį galime pirkti, obuolį galim kažkam paduoti ir taip toliau. Taigi, jeigu sakytumėm sakinį aš valgau obuolį, tai šitoj situacijai naudotumėm dalelytę o. Arba aš perku obuolius, irgi naudotumėm dalelytę o. O jeigu sakytumėm, kad pavyzdžiui obuolys guli ant stalo, tai dalelytės o nereikėtų, nes joks veiksmas nebūtų atliekamas su obuoliu. Obuolys tiesiog guli ant stalo ir tiek, nieks su juo nieko nedaro. Vadinasi, dalelytės o nenaudotumėm. Na gerai, kitokį pavyzdį paimkim. Tarkim, objektas yra knyga. Ką galime daryti su knyga? Knygą galim skaityti, pirkti, dovanoti ir taip toliau. Taigi, pavyzdžiui, jeigu būtų sakinys aš skaitau knygą, tai mes naudotumėm dalelytę o, nes yra vykdomas kažkoks veiksmas su knyga. Knyga yra skaitoma. Jeigu, pavyzdžiui, sakyčiau perku knygą, irgi būtų dalelytė o, todėl kad ką aš veikiu su knyga, perku ją. O jeigu būtų sakinys, pavyzdžiui, knyga guli lentynoje, joks veiksmas su ja nėra atliekamas, tokiu atveju dalelytės o naudoti nereikėtų. Na gal jau pradeda aiškėti dalelytės o reikšmė? Paimkim dar porą pavyzdžių. Objektas – muzika. Ką galima daryti su muzika? Pavyzdžiui, mes galime muzikos klausytis, ją kurti. Taigi, jeigu aš sakyčiau, aš klausausi muzikos, tai dalelytės o reikėtų, nes aš su ta muzika kažką darau.
O jeigu tiesiog aš sakyčiau, man patinka muzika, tai dalelytės vo nereikia. Nes man tiesiog patinka muzika, aš su ja nieko neveikiu. Tiesiog teigiu, kad ji man patinka ir viskas. Na ir dar vienas pavyzdėlis – maišelis. Ką su juo galim daryti? Mes jį galim nešti, galim pirkti, na ir taip toliau. Tai jeigu sakinys būtų aš nešu maišelį, tai dalelytės vo reikėtų. Nes ką aš su to maišeliu darau? Nešu jį. O jeigu pasakyčiau, čia yra maišelis, tai dalelytės vo nereikėtų. Nes su maišeliu nebūtų atliekamas joks veiksmas, o tiesiog teiginys, čia yra maišelis ir tiek. Dar noriu paminėti tokį savo pastebėjimą. Naudojant dalelytę o, lietuviškas daiktavardis labai dažnai, bet ne visada, atsako į klausimus ką arba ko. Pavyzdžiui, valgau ką, obuolį, skaitau ką, knygą, klausausi ko, muzikos, nešu ką, maišelį. Na, o dabar pasitikrinkit, ar gerai supratot, kada reikėtų naudoti dalelytę o. Tai pavyzdžiui, pirmam sakinyje žaidžiu tenisą. Jeigu mes mokėtumėm visus žodžius ir bandytumėm jį išversti į japonų kalbą, ar naudotumėm japonų kalboje dalelytę o, ar nenaudotumėm? Na, panagrinėkim tą sakinį, žaidžiu tenisą. Kas galėtų būti šio sakinio objektas? Objektas yra tenisas. Ar su tuo objektu, tai yra su tenisu, yra kažkas daroma? Yra, jis yra žaidžiamas, kažkas žaidžia tenisą. Žaidžiu ką? Tenisą. Taigi dalelytės o reikės. Toliau kitas sakinys, man patinka tenisas. Vėlgi objektas galėtų būti tenisas, bet ar su juo yra kažkas daroma? Na, nieko nėra daroma, tiesiog apie jį kalbama ir tiek, tai jokios dalelytės o nebus. Toliau kitas sakinys, mano mama geria arbatą. Kur galėtų būti objektas? Objektas yra arbata. Ar su arbata yra kažkas daroma? Yra, ji yra geriama. Mama geria ką? Arbatą. Taigi dalelytės o reikės. Toliau katės valgo žuvį. Ar objektą matot šitam sakiny? Taip, objektas yra žuvis. Kas su ta žuvimi yra daroma? Ji yra valgoma. Katės valgo ką? Žuvį. Taigi dalelytės o tikrai reikės. Toliau, jo šalikas yra mėlynas. Objektas kaip ir galėtų būti šalikas, bet ar su juo yra vykdomas kažkoks veiksmas? Ne, čia jokio veiksmo nėra aprašyta, vadinasi dalelytės o mums nereikės. Toliau, jis sudaužė savo telefoną. Kas galėtų būti objektas? Objektas yra telefonas. Ar su tuo objektu buvo kažkas padaryta? Buvo. Telefonas buvo sudaužytas. Jis sudaužė ką? Telefoną. Taigi dalelytės o reikia. Na ir ji nusišypsojo. Ar čia yra kažkoks objektas? Nėra objekto, nebus ir dalelytės o. Na gerai. Sugrįžtam dabar prie to paties sakinio. Dalelytė o visuomet yra rašoma po objekto, su kuriuo yra atliekamas veiksmas. Taigi sakinyje Ringo taberu. Iš pradžių eina objektas, po to eina dalelytė o ir po to eina veiksmažodis. Tai yra tas veiksmas, kuris yra vykdomas su tuo objektu. Tai šiuo atveju su obuoliu. Obuolys yra valgomas. Taigi dalelytė o visada eina po objekto, ne prieš. Ir ne dar kažkaip kitaip. Mes negalėtumėm sakyti Ringo taberu o arba o Ringo taberu. O dalelytė visada eina iš karto po objekto, su kuriuo kažką darome. Na ir dar priminsiu, kad japonų kalboje veiksmažodis turi būtinai būti sakinio gale. Mes lietuviai sakome valgyti obuolius, o japonai sako obuolius valgyti. Dabar jums tokia užduotis. Kaip dar galima į lietuvių kalbą išversti šį sakinį? Sugalvokite jam dar bent 3 vertimus. Šio sakinio vertimai gali būti labai įvairūs. Pateiksiu tik 3 vertimų pavyzdžius, o po to išsiaiškinsim, kodėl jie visi tinka. Taigi pirmasis vertimas galėtų būti valgau obuolius. Kitas vertimas ji valgys obuolį. Na ir dar vienas vertimas mes valgysim obuolius. Visų pirma pasižiūrėkim į daiktavardį.
Kodėl viename sakinyje yra keli obuoliai, o kitame tik vienas obuolys? Todėl, kad japonų kalboje daiktavardžiai neturi daugiskaitos. Vadinasi, žodis ringo gali reikšti ir vieną obuolį, ir keletą obuolių. O iš kur žinoti, ką buvo norima pasakyti japoniškai? Ogi viską galima suprasti iš konteksto. Jeigu, pavyzdžiui, ėjo kalba apie vieną kažkokį tai obuolį, tai šitas sakinys ir reikš valgyti obuolį. O jeigu ėjo kalba apie dėžę obuolių, tai bus daugiskaita. Na, o jeigu net iš konteksto nėra aišku, visuomet pašnekovo galime paklausti, kad jis patikslintų, apie kiek obuolių jis kalba, apie vieną, apie du, apie 10, apie visą dėžę. Toliau pasižiūrėkim į įvardžius. Kodėl viename sakinyje yra įvardis aš, kitame sakinyje įvardis ji ir trečiame įvardis mes? Taip yra todėl, kad nuo įvardžio nepriklauso japonų kalbos veiksmažodžio galūnė. Kai eina suprasti iš konteksto, apie kurį žmogų yra kalbama, japonų kalboje įvardis net nėra naudojamas. Na, taip pat kaip mes lietuvių kalboje. Žiūrėkite į pirmą sakinį. Mes galim pasakyti aš valgau obuolius arba tiesiog valgau obuolius. Ir sakinio esmė vis tiek yra aiški. To žodžio aš net nereikia. Todėl sakinys ringo taberu gali reikšti ir jie valgys obuolius, ir jos valgys obuolius, ir tu valgysi obuolius, ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir galų gale pasižiūrėkim į veiksmažodžius. Viename sakinyje atrodo, lyg tai būtų esamasis laikas, valgau, o kitame sakinyje būsimasis laikas, valgys. O kaip yra iš tikrųjų? Pažiūrėkim į japonišką žodį taberu. Tai yra veiksmažodžio žodyno forma. O žodyno forma yra naudojama, kai yra kalbama apie ateitį, kitaip tariant, apie būsimąjį laiką. Žodyno forma yra ateitis, būsimasis laikas. Taigi šitaip galėtumėm paaiškinti mano antrą ir trečią sakinius. Valgys ir valgysim. Tai yra ateitis. Bet dar žodyno forma gali būti naudojama, kai yra kalbama apie pasikartojančią situaciją. Tai šiuo atveju čia tiktų mano pirmasis sakinys. Valgau obuolius. Tai nereiškia, kad aš dabar valgau obuolius, dabar atsikandau ir valgau. Čia galbūt yra kalbama apie pasikartojančią situaciją, kad aš valgau obuolius. Pavyzdžiui, aš kasdien valgau obuolius arba aš retai valgau obuolius ir panašiai. Dar kartą pasikartosiu, kad žodyno forma nėra esamasis laikas. Esamojo laiko mes dar nesimokom, nes jūs nemokat kaitalioti veiksmažodžių. Negalim mes jos dar mokytis, dar per anksti. Kai išmoksit kaitalioti veiksmažodžius pagal įvairiausias taisykles, tada ir mokysimės esamąjį laiką. Kol kas apie viską kalbėsime būsimuoju laiku. Tai yra valgysiu, miegosiu, verksiu ir taip toliau. Na ir dar kartą noriu akcentuoti, kad žodyno forma ir mandagi forma. Jos abi yra naudojamos, kai yra ateitis, tai yra būsimasis laikas, arba pasikartojanti situacija. Pavyzdžiui, aš kasdien valgau, aš kasdien einu į darbą ir panašiai. Ir jos abi nėra esamasis laikas. Na gerai, gal jau užteks kalbėti apie obuolių valgymą. Pamėginkim sudaryti kitokius sakinius. Įsivaizduokit, kad manęs kas nors paklausė, ką dabar veiksi, ir aš tam žmogui atsakysiu. Klausysiuos muzikos. Kaip šį sakinį išversti į japonų kalbą? Nuo ko reikėtų pradėti? Visų pirma, pradėkim nuo daiktavardžio, kadangi veiksmažodis turės būti sakinio gale. Ar prisimenat, kaip japoniškai muzika? Japoniškai muzika yra ongaku. Ongaku. Po žodžio ongaku turėtų eiti dalelytė, kadangi su muzika yra kažkas daroma. Tai yra, muzikos yra klausomasi. Muzika yra objektas, su kuria yra kažkas atliekama. Taigi, mums reikės dalelytės o. Na ir mums dabar betrūksta tik veiksmažodžio. Kaip japoniškai yra klausytis? Klausytis yra kiku. Kiku. Taigi visas sakinys ongaku o kiku. Ongaku o kiku. Ir tai yra įprasta kalbėjimo forma.
Jeigu šioje vietoje nustebote, kodėl žodyje kik aš neištariau raidės i ir pasakiau kik, apie kai kurių raidžių dingimą galite pasižiūrėti pamokoje numeris 39. Nebijokite iki jos peršokti, ją tikrai turėtumėt suprasti. Pamoka apie tai, kada kokių garsų ištarti nereikia, yra labai naudinga. Taigi tikrai galite iki jos peršokti ir po to grįžti ten, kur sustojote. Tai yra 19 arba 20 pamokoje. Pamėginkim tą patį sakinį pasakyti mandagiai. Pradžia bus visiškai tokia pat, o kaip bus japoniškai klausytis, bet mandagioje formoje arba, kitaip tariant, mas formoje. Tai bus kikimasu, kikimasu. Taigi visas sakinys ongaku o kikimasu, ongaku o kikimasu. Keliaujam prie kitokio sakinio. Manęs klausia, ką aš veiksiu ir atsakau, pirksiu akinius. Na arba mes pirksim akinius, ji pirks akinius ir taip toliau ir taip toliau. Gerai, nuo ko reikia pradėti galvoti, verčiant sakinį į japonų kalbą? Galvojam vėl taip pat. Veiksmažodis eina sakinio gale, reiškia kol kas jį paliekam ramybei. Pradėkime nuo daiktavardžio. Daiktavardis yra akiniai. Kaip japoniškai akiniai? Megane, megane. Toliau, ar akiniai šiuo atveju yra objektas? Ar su jais kažkas daroma? Taip, daroma, jie yra perkami. Ką pirksiu? Akinius. Reiškia, mums reikia dalelytės o. Na ir kaip yra pirkti? Mums reikia žodyno formos veiksmažodžio. Pirkti yra kau, kau. Taigi visas sakinys megane o kau, megane o kau. O jeigu mes tą patį norėtumėm pasakyti mandagiai, taigi vėl sakinio pradžia bus tokia pat, o sakinio pabaiga kokia bus? Kaip bus pirkti, bet mandagioje kalbėjimo formoje. Tai bus kaimas, kaimas. Ir visas sakinys megane o kaimasu, megane o kaimasu. Toliau kitas sakinys vėlgi bus įprastoje kalbėjimo formai. Valgysiu mėsą. Vėlgi, kadangi veiksmažodis yra sakinio gale, pradedam galvoti nuo daiktavardžio. Jūs nepykit, kad aš kartojuosi, bet aš noriu, kad jūs suprastumėt, kaip reikia sudaryti sakinį. Po to aš to nebekartosiu. Dabar mes mokomės, tai yra tik tai trečiasis mūsų sakinys. Tai nepykit, aš pasikartosiu, kol tikrai viską suprasit, kol tikrai viską įsidėmėsit. Po to net nebereikės to kartoti, jau mokėsit. Taigi, veiksmažodį dabar paliekam ramybei, pradedam nuo daiktavardžio. Tai yra nuo žodžio mėsa. Kaip japoniškai mėsa? Mėsa yra niku, niku. Toliau, ar su mėsa yra kažkas daroma? Taip yra, jinai yra valgoma. Valgysiu ką? Mėsą. Taigi, niku o. Na, aišku, čia gali būti mes valgysim mėsą, ji valgys mėsą ir taip toliau. Na ir kaip yra žodis valgyti? Žodyno formoje. Taberu, taberu. Taigi visas sakinys niku o taberu, niku o taberu. O jeigu mandagiai tą patį norėtumėm pasakyti, pavyzdžiui, su mokytoju kalbame arba su kažkokiu nepažįstamu žmogumi, tai sakinio pradžia vėlgi bus tokia pat. O kai bus valgyti, bet mandagiai, tai bus tabemas, tabemas. Ir visas sakinys niku o tabemas, niku o tabemas. Na, pabandykim pasakyti dabar gersiu vandenį. Arba mes gersim vandenį, jie gers vandenį ir taip toliau. Taigi, pradedam nuo daiktavardžio, nes veiksmažodis turi eiti sakinio gale. Kaip yra vanduo? Mizu, mizu. Ar vanduo yra objektas, ar su juo yra kažkas daroma? Taip, jis yra geriamas. Gersiu ką? Vandenį.
Vadinasi, mums reikia dalelytės o. Kaip yra gersiu įprastoj kalbėjimo formai, žodyno formai? Nomu. Nomu. Taigi visas sakinys. Mizu o nomu. Mizu o nomu. Na ir tas pats, tik tai mandagioje formoje. Taigi vėl pradžia tokia pat. Ir gerti mandagioje formoje yra nomimas. Nomimas. Taigi visas sakinys. Mizu o nomimasu. Mizu o nomimasu. Toliau lauksiu draugo. Manęs klausia, ką aš dabar veiksiu. Na ir sakau, lauksiu draugo. Arba lauksiu draugų. Taigi pradedam nuo daiktavardžio. Kaip yra draugas arba draugai? Tomodachi. Tomodachi. Kas su draugais daroma? Jų bus laukiama. Lauksiu ko? Draugo. Taigi mums reikia dalelytės o. Kaip yra laukti? Įprastoj formai. Tai yra matsu. Matsu. Na ir visas sakinys. Tomodachi o matsu. Tomodachi o matsu. O kaip tai pasakytume mandagiai? Pradžia tokia pat. O kaip bus laukti, bet mandagiai? Machimasu. Machimasu. Taigi visas sakinys. Tomodachi o machimasu. Tomodachi o machimasu. Na, o dabar bus atvirkščiai. Aš jums parodysiu japoniškus sakinius, kurios reikės išversti į lietuvių kalbą. Taigi, pirmas sakinys įprastoje kalbėjimo formoj. Ringo o kau. Ringo o kau. Ką jis reiškia? Tai reiškia, pirksiu obuolius. Arba mes pirksim obuolius, arba jie pirks obuolius ir taip toliau. O kaip pasakyti mandagiai? Ringo o kaimasu. Ringo o kaimasu. Perskaitykit kitą sakinį. Sensei o matsu. Sensei o matsu. Ir kągi jis reiškia? Lauksiu mokytojo. Arba lauksiu mokytojų. Arba jis lauks mokytojo. Ir taip toliau. O kaip tą patį sakinį pasakyti mandagiai? Sensei o machimasu. Sensei o machimasu. Toliau kitas sakinys, perskaitykite. Inu o kau. Inu o kau. Ką tai reiškia? Pirksiu šunį. Arba mes pirksim šunį. Arba jis pirks šunį. Ir taip toliau. O kaip mandagiai? Inu o kaimasu. Inu o kaimasu. Sake o nomu. Sake o nomu. Ar žinot, kas yra sake? Mes lietuviškai sakom lygiai taip pat, nes tai yra žodis pasiskolintas iš japonų kalbos. Ir tai reiškia ryžių degtinė. Jie yra labai populiari Japonijoje. Na, arba japonai taip pat sake vadina bet kokį alkoholį. Taigi, ką šitas sakinys galėtų reikšti? Tai reiškia gersiu sakę arba gersiu alkoholį. O kaip galėtų būti mandagiai pasakomas šis sakinys? Sake o nomimasu. Sake o nomimasu. Na ir paskutinis sakinys, perskaitykit. Sushi o taberu. Sushi o taberu. Tai reiškia valgysiu sušius. Arba jie valgys sušius, arba jos valgys sušius, arba tu valgysi sušius ir taip toliau. O kaip mandagiai? Sushi o tabemasu. Sushi o tabemasu. Na ir turiu prašymą, onegai. Jeigu jums patinka mano pamokos, jeigu šita pamoka buvo naudinga kažkuom, paspauskit patinka, prenumeruokit mano kanalą ir pasidalinkit su savo draugais. Arigatou gozaimasu. Mata ne!